Yra paprasti langai ir yra langai, kurie renkasi Domus Lumina produktus. Domus Lumina. Protingi sprendimai stilingiems langams. Sveiki. Aš nežinau, ar jūs žinote posakį, kad radijas yra tarsi narkotikas. Gerąją, gražiąją to žodžio prasme. Tai yra dalykas, prie kurio norisi ir norisi sugrįžti. Ir dabar aš kalbu ne apie klausytojus, kurie visi įsijungia tą pačią radio stotį. Aš kalbu apie žmonės, kurie kartą dirbę radijui ir vėl ten sugrįžta. Mūsų viešnia Daiva Tamošiūnaitė Budrė. Po daugelio metų grįžo ne tik į radiją, bet ir į tą pačią radio stotį. Mes apie tai būtinai pakalbėsime, apie aksominio balso poveikį. Dar mes kalbėsime apie tai, ką jį veikia virtuvėje, dar mes kalbėsime apie tai, kaip jos gyvenimas vertėsi kelis kartus aukštyn kojom. Tad labai tikiuosi nuoširdaus, gražaus sekmadienio ryto. Jums linkiu to paties. Pramogų ir poilsio centras Belmontas – puikiausia vieta pakviesti svečius. Užsukite į jaukų ir romantišką gamtos prieglobstį šalia Vilniaus centro. Labas rytas, Daiva. Labas rytas, Asta. Mūsų viešnia Daiva Tamošiūnaitė Budrė. Abi pavardės, teisingai sakau? Nežinau, ar teisingai sakai. Šiaip... O kaip pase? Šiaip iš tikrųjų pase esu Budrė, bet bevėliau, kad mane jau pristatinėtų Daiva Tamošiūnaitė. Apie tai irgi pakalbėsim. Turiu minty tuos laikus, kai netgi būdama Budrė, tu vis tiek draugų buvai vadinama Tamošiūnaitė. Tai prisiminsim ir tuos laikus. Daiva yra, na, iš tikrųjų labai seniai mano pažįstama, graži, talentinga, protinga, kūrybinga asmenybė. Ačiū. Bet kadangi čia jokių asmeniškumų, čia yra televizijos laida ir mūsų mielas darbelis, apie jį taip pat kalbėsime. Aš noriu pirmiausia jums pasakyti, kad Daiva po tikrai ilgo laiko grįžo į radiją. Jeigu kam atrodo, kad, na, televizija yra aukščiausia karjeros pakopa, tai aš šiek tiek ragavusi radijo galiu sakyti, kad radija yra, na, didesnis malonumas. Klausiu tavęs, taip ar ne? Radijas turi tokių atspalvių, kokių nerasi televizijoje. Netgi dirbdama televizijos tiesioginėje laidoje ir kuomet radijo žmonės sako, niekas nepakeis tiesioginio žavesio. Tu ateini į radiją, tiesiog tu ateini, tu sineši savo nuotaiką, tu sineši save tokį, koks tu esi šiandieną ir tu prie mikrofono toks esi. Ir netgi tiesioginėme tai ir televizijos laidoje, ko gero, tu nesijauti taip. Klausytoją sunkiau apgauti negu žiūrovą? Sunkiau. Nes tu turi daugiau priemonių apgavystį, būdamas televizijoje. Tu gali žaisti vaizdu, tu turi montažą. Priklijuotas blakstienas. Tu turi priklijuotas blakstienas. Ir tave, tas, kuris tavęs klauso, jis turi tik tavo balsą, tavo intonaciją ir na, tą jutimą. Jis turi galimybę jausti, ar tu šiandieną gerai nusiteikęs ar ne, ir kaip prasidėjo tavo šiandien rytas, jeigu tu kalbi ryte, tarkime, su savo klausytoju. Televizijoje yra labai daug būdų. Kas dirba televizijoje, visi žino, kokiu kampu tu gražesnis atrodai, kuri tavo pusė darbinė, kuri ne. Prašau pasakyti, kokia tai radio stotis, kurią valandą, kaip tave galime išgirsti? Tai yra Laisvoji banga, radio stotis. Labai gaila, jeigu kas nors dar nėra jos atradęs, iš tikrųjų 20 metų, jinai nėra jauniklė. Ir laida tik tarp mūsų yra transliuojama nuo 10 iki 11 valandos, aš būnu gyvai eteryje ir iš tikrųjų aš atgaivinau laidą. Tokia laida tik tarp mūsų kadaise prieš 20 metų, jinai sukosi Laisvoje bangoje. Ar ilgėjais, Daiva? Visą laiką turbūt. Visą laiką. Turbūt irgi labai nostalgiškai prisiminėte laiką, kuomet jūs čia užkėdavote su Livija. Taip, iš tiesų taip. Tai yra be galo smagus laikas ir vis pagalvodavau. Aš prisimenu radio centre, kuomet dirbau, aš tiesiog svajodavau, kad aš pasensiu radijui. Keliaudama aš buvau nuklausius tokią prancūzaitę dirbančią vienoje tokio regioninio radio stotyje, jinai dirbdavo iki 11 valandos vakaro, tiesiog eterį tokiu truputėlį prikimusiu balsu. Ir kas tik jai neskambindavo, su kokiom problemom, kokiom temom jinai nekalbėdavo. Žmonės kalbėdavo apie tai, kas jiems tuo metu svarbu, ar nuo ko skauda, ar dėl ko skauda, ar dėl ko jiems yra gerai. Ir aš galvoju, va, kada nors
aš norėčiau būti tokiu balsu 10 valandos vakarą eteryje, kad su manim žmonės galėtų pasikalbėti. Bet tai iš tikrųjų jau, visiškai mėgėjų laikas, ne tų, kurie sėdi kamštyje, važiuodami į darbą, tai jau žmonių, kurie, tiesiog leidžia laiką tuo metu tik su tavim. Pasižiūrėjau, kiek yra vienišų žmonių. Kiek yra žmonių vėlgi prie to, kažkur važiuojančių, jie tuo metu yra su tavimi, tik tai su tavimi, kuris šneka tame eteryje. Arba, yra ir ne vienišų žmonių, kurie jaučiasi labai vienišais. Daiva Tamošiūnaitė, jums tikrai pažįstama, manau, kad iš televizijos ekranų, nes, televizija visą gali, ar ne? Taip, veidas pažįstamas tavo iš televizijos, betgi akivaizdu, kad įsimylėjusi radiją. Šį rytą su mumis ir netgi sutiko mums kai ką pagaminti. Kas tai bus? Kas tai bus? Tai bus greiti pietūs. Tai bus greiti pietūs, pagaminti iš vištienos vidinės filė, labai gražiai supjaustytos, labai minkštos mėsytės. Ir aš irgi mėgstu patingėti, labai patogu, ar ne? Aš paprastai neturiu laiko, žinai, ilgai gamybai. Ir šitas greitas patiekalas bus truputėlį pagerintas. Kodėl pagerintas? Todėl, kad mano vaikas nelabai mėgsta padažų. Ir kai aš gaminu troškinius, tarkime, aš turiu juos pagaminti daug, kad juose būtų tiek daug daržovių, kad mėsos beveik nesimatytų. Pati užsiminė apie vaiką, tai tikrai dabar paklausinėsiu, būk gera, pradėk gaminti, sakyk, ką dabar darom. Aš matau, kad brokolis yra paruoštas. Taip, tai yra šviežias brokolis, kuris yra susmulkintas, kuris pateks į mūsų, tarkime, troškinį šiandieninį. Ir aš dabar galvoju, bent truputėlį gal bus nepatogu čia miltuose ją, o gal ir patogu, gal ir jisai nieko. Daiva, kad jau sutikai, tai truputėlį ir pašnekinsiu apie dukrą. Jai dabar yra? 12. 12 metų. Artėja paauglystė. O, mes jau jaučiam paauglystę, patikėk. Jaučiat? Ir dar kaip. Sutarėt? Labai. Mes esame iš tikrųjų, manyčiau, geriausios draugės. Mes šnekamės apie viską. Šnekamės ir apie... tarkime, pirmosius įspūdžius, kaip čia jausis mergaitė, kai ją kabina berniukai. Ir tie įspūdžiai pirmieji yra nemalonus, nes truputėlį yra nesuprantama, berniukai nežinau, kaip reikia kabinti mergaitės, jie tai daro šiurkščiai. Jie nemoka, ar ne? Jie nemoka ir mano vaikas sugrįžęs sako, bet mama, jie tiesiog darė tą, sakė tą, Sakau, vaikelė, bet tu normalu, tu nesupranti, tu kritai jiems į akį. Tai čia jie taip savo reakciją, tavo prielankumą taip išreiškė. Ir tas vaikas man sako, bet galima ne taip žiauriai. Bandome aiškintis, kad nereikėtų kitą kartą grįžti su ašaromis iš mokyklos, būnagi taip. O kaip judvi sprendžiat problemą mama žvaigždė? Mes neturime šitos problemos. Mes absoliučiai neturim šitos problemos. Ir vėlgi šitos pačios auklėtojos girdėjau, kuri man sakė, tavai sako, aš neįsivaizduoju, mes pasikalbėjom su mokytojais, kaip turi būti auklėjamas vaikas, kad jinai nesijaustų, tarsi, jinai nėra išskirtinė. Jokio išskirtinumo, ar ne? Tu pasakėjai, mes esam geriausios draugės. Ir mūsų laidose, o mūsų laidoms jau 19 metų, esam nekartą diskutavę, vis tik tėvai turi būti tėvai ir vaikai ar draugai. Tai judviejų su dukryte principas draugai. Draugai. Aš irgi buvau taip auklėjama ir aš grįžus iš mokyklos raportuodavau apie savo mokyklos, ten tarkime, klasės nuotykius mačiutei, mamai, tai būdavo aptariama per vakarienės ir mano gyvenimas niekada nebuvo paslaptis. Ir tu buvai atvira, viską pasakojai? Taip. Tavęs nieks neteisė, nebarė, nemoralizavo? Ne. Ir netgi ten kokios padarius didžiausią nuodėmę, taip, buvo tai aptariama, aš būdavau nubausta, bet taip būdavau kažkaip tai draugiškai, neskausmingai. Kokios bausmės būdavo? Kokios bausmės? Sudėtingas pokalbis. Sudėtingas pokalbis. Vargina, kur norisi, kad greičiau baigtųsi, ar ne? Taip, tai buvo sudėtingas pokalbis, mieloje. O kokias bausmės tu taikai? Aš? Kad mums nelabai reikia, žinok. Irgi sudėtingas pokalbis, greičiausiai bendrai taip pat. Reikia, būna. Tai irgi būna sudėtingas pokalbis, nes su tais pokalbiais man yra sudėtingiau, nes mano Adelė, jinai yra intravertė. Aš turiu 5 ratus apsukti apie tą vaiką, kol aš išgaunu ką nors iš jos. Kaip jai buvo toj mokyklai. Paprasčiausiai dažniausiai būna atsakymas, gerai, viskas yra tvarkoj. Tu pasižiūrė į Tamo, į dienyną, tu supranti, kad ne visai viskas gerai. Ir kad yra reikalų. Kad yra reikalų ir mes turime ką pakalbėti. O ačiū, kad tu čia pareguliuoji. Nes... Tiek aš galiu padėti. Gerai. Ir tada pieši, ar ne, kas ten buvo?
Taip, ir tada mes po truputėlį, iš tikrųjų, gana sudėtingai, arba tu net gaudai tokį momentą, kada tu junti, kad vaikų yra atvirumo valandėlė. Ir kad tai yra, na truputėlį. Nesakyk dabar, jeigu žiūrės televiziją, tai žinos, kad tu ją gaudai, kai ją atvirumo valandėlė. Jo, jinai tikriausiai žiūrės. Bet, jinai pati žino, kad mes, kai kažkoks momentėlis toks tingamas yra pokalbiui, tai gali būti ir vaikštinėjant kur nors, tai gali būti namuose vakarojant, tada mes ir pasikalbam. Ir aš labai tikiuosi, kad man pavyks išsaugoti šitą visą artumą ir draugystę su savo dukra. Dabar iš tikrųjų Adelė neduos sumeluoti, žinai, kad mes kiekvieną dieną, daug kartų per dieną vieną kitai sakom. Mes visada būsim kartu, niekada vieną kitos nepaliksim ir padėsim vieną kitai gyventi. Mama, koks egoizmas. Ne egoizmas, tai yra iniciatorė mano vaikas. Savo gyvenimą. Ne, aš provokuoju, Asta, tai yra Adelės noras. Iš tikrųjų, tai aš esu, kuris sakau tai, ką tu sakai dabar, kad vaikelį, tai 12 metų, po 14 metų, tai visi pasimatymus, mamos tavo nereikės, po 2 metų, tai prasme, kitai bus 14. Taip. O po to tu nežinia, kur tu norėsi gyventi, nežinia, kaip tai bus ir tikrai nebūtinai tau reikės tos mamos šalia. Jinai, aišku, to laiko neįsivaizduoja. Na taip, sunku suvokti. Neįsivaizduoja. Čia nesutiks virikliai, jeigu aš dar dapilsiu, man trūksta aliejus. Ačiū. Pagrindinis tavo auklėjimo principas, jeigu reiktų vieną išskirti, koks tai būtų? Šnekėtis. Kalbėti apie viską be išimčių. Be jokios abejonės. Tik tai taip ir ne kitaip. Aš žinau, kad visais laikais tėvai sakydavo, kad, kita karta, jauna karta, jie tinginiai, jie, neatsakingi. Tai buvo visada, bet tu sutinki, kad šitoj kartoje labai daug pavojų. Mūsų vaikų kartoj. Be abejo, labai daug pavojų. Ko labiausiai bijai? Kavalieriaus, kuris apgaus, ar vis tik? Kol kas aš bijau, kad mano vaiko nepasiglemštų internetinė erdvė. Nes bendravimas, tarkime, internete, tai tampa absoliučia norma. Kiek laiko leidi per dieną būti, kiek valandų internete, prie kompo? Aš stengiuosi mažai valandų leisti būti prie kompiuterio, jinai iš tikrųjų neturi daug laiko būti prie to kompiuterio, bet nėra pasakyta pusvalandis, valanda. Žiūrėk, kas aš su tavim šnekuosim, dabar viena namuose, aš nežinau, kaip tai atrodys. Adelė, eik nuo kompo. Ir aš nežinau, kiek tai laiko prie kompo. Žiūrėk laidą apie savo mamą. Mano žiniomis, jinai vaikštinėja su draugėmis, bet gal jau grįžo namo ir gal įsijungė kompiuterį ir įsijungė savo mėgiamą žaidimą. Tai kaip man dabar čia pasielgus, stengiamės irgi protingai šnekėti. Yra tekę išjungti viską iš rozetės ir pasakyti, viskas, nėra savaitę. Išsivežu kompą į darbą. Aš taip nesu padarius, bet taip... esu jau pasakus, Adelė, jeigu tai bus, aš tai padarysiu. Gerai, aš einu plauti indų, turiu visokių natūralių ploviklių. Aš to grįšiu ir ragauti ir pratęsti pokalbio, o kol kas rubrika Namų darbai. Verslininkas Vilius nuolat keliauja ir darbo reikalais, ir kartu su šeima, tačiau negalėdavo pajusti atostogų malonumo dėl to, kad visuomet kankindavo mintis. O kaip namai? Ar viskas gerai, ar juos ras tokius pačius, kaip ir paliko? Todėl pradėjęs naujo namo statybas, itin didelį dėmesį skyrė jo saugumui. Pirmiausia, mes turime patikimą apsaugos sistemą. Antras dalykas, mes turime patikimus kaimynus, kurie prižiūri mūsų namą. Ir kaip viena iš apsaugos sistemos dalių mes turime apsauginės žaliuzes, kurios galima valdyti tiek rankiniu būdu esant viduje, tiek nuotoliniu būdu esant kažkur tai toli. Viliaus šeimos užmojai buvo dideli. Jie svajojo pasistatyti energetiškai efektyvų namą, kurio vienas šilumos tiekėjų – saulės kolektoriai. Kiekviena detalė tarsi tobuloje pjesėje atliko svarbu tik jai patikėtą vaidmenį. Vienas pagrindinių atiteko žaliuzėms. Šitam namui buvo pasiūlytos integruojamos apsauginės žaliuzės, kurios yra montuojamos dar nepadarius namo apdailos, kad jas būtų galima vėliau paslėpti ir fasado išorėje visiškai nesimatytų standartinių klasikinių apsauginių žaliuzių dėžių. Vienas svarbiausių apsauginių žaliuzių pliusų – tai jų valdymas. Valdymo būdų yra keletas. Tai yra standartinis valdymas rankinis, yra valdymas pulteliu arba
raktiniu arba klavišu. Patogiausias valdymas turbūt šiai dienai ir populiariausias valdymas yra vis dėlto pulteliu, kad jums nereikia niekur stotis, niekur eiti, nieko junginėti, tiesiog pulteliu pasirinkti tai, ką norite padaryti, ar tai uždaryti, ar tai daryti žaliuzes. Kitas variantas, jeigu mes tas pačias žaliuzes prijungiam prie, sakykime, bendros namo sistemos, kuri yra vadinama protingo namo sistema, tai jeigu tai yra prijungta prie interneto, mes tai galime daryti netgi nebūdami visiškai pastate, netgi nebūdami toje pačioje šalyje, kurioje yra mūsų namas. Ko gero sunku patikėti, bet svaiginantį kelionių džiaugsmą verslininko šeimai vėl leido patirti apsauginės žaliuzės. Mat, naujai statytame name įrengta sistema, kurią galima valdyti prisijungus prie interneto. Tokiu būdu žaliuzės pakeliamos ir nuleidžiamos net tuomet, kai šeimininkų nėra namie, nors susidaro įspūdis, kad jame išties kažkas gyvena, taip suklaidinami ilgapirščiai. Bet tai toli gražu ne vienintelis apsauginių žaliuzų privalumas. Vienas iš didžiausių privalumų šių žaliuzų be apsauginės funkcijos jos ir mums teikia saulės kontrolę. Reiškia, kai diena yra labai saulėta ir kaitri, per didžiulius pietinius langus saulė labai kaitina patalpas. Išvengti šito perkaitimo mums padeda žaliuzės. Mes paprasčiausiai nusileidžiam žaliuzės pilnai, dalinai ir taip kontroliuojame į namą patenkančią energiją. Esant žiemos sąlygom, žaliuzės pilnai nuleidžiant prie stiklo palieka apie 2 cm tarpą. Žaliuzės yra pakankamai sandarios ir tas papildomas tarpas suteikia šiokią tokią papildomą šiluminę varžą mūsų esamiems langams. Tai vėlgi padeda taupyti šiluminę energiją. Pliusai dar yra, kad jos ir apsaugo ir nuo lietaus, ir nuo vėjo, ir nuo lango dūžio. Taip pat vasaros metu jos padeda išlaikyti namą pakankamai vėsų, jeigu jos yra uždarytos, o žiemos metu jos uždarytos neišleidžia šilumos esančios pastato viduje. Šių žaliuzių integravimas į bendrą namo sistemą net ir visko mačiusiems specialistams tapo sudėtingų galvosukių. Pažiūrėkite atidžiau. Nei vienas langas neturi rėmo. Būtent toks buvo šeimininko sumanymas. Tai iššūkis buvo pakankamai didelis, kadangi tai vienas dalykas tai yra montavimas tvirtinant prie putos, kitas dalykas, kadangi langai yra be rėmo, tai buvo pakankamai didelis iššūkis pritvirtinti pačias apsauginės žaliuzės namo fasade. Bet profesionalams neįveikiamų užduočių nėra. Viskas įmanoma. Svarbiausia nuspręsti, ko tikrai norite. Ko gero, ne kartą esate girdėję, kad didelėse įmonėse užsiemančiose gamybą dažnai darbo sąlygos dėl veikiančių įrenginių, skleidžiančių ne tik garsą, bet ir šilumą, kartais tiesiog nepakenčiamos. Panaši situacija buvo 21 metus plastiko produktų gamybą užsiemančioje įmonėje Hoda, kurioje šįryt lankomės. Pasiklausykime, kokia buvo kokybės vadovės Vaivos darbo kasdienybė. Tai kaip matote, patalpa yra uždara, visiškai be langų, nevedinama niekur, tai tikrai jautėsi ir pridusęs toksai kvapas, ir slogus, sakykime, ir oro trūkumas, vis tiek yra ir gamyba, cechas, šalia šilumos daug ir tikrai buvo nekoks tas oras patalpoje. Dirbantys įmonės administracinėse patalpose taip pat komforto nejautė. Nors čia skirtingai nei kokybės kontrolės patalpoje, langai buvo. Tačiau ir jie problemos neišsprendė. Pagaliau nuspręsta kreiptis į profesionalus. Į mus buvo kreiptasi dėl to, kad šiom administraciniam patalpom reikėjo ir kondicionavimo sprendimo, ir to pačiu šildymo sprendimo. Kondicionavimas reikalingas dėl to, kad langai yra atkreipti į pietus, visą laiką joje karšta, temperatūra darbuotojams pakyla iki nepakenčiamų sąlygų. Tuo pačiu jie šildosi elektriniais radiatoriais, kas sukelia 3-4 kartus didesnės šildymo sąskaitas negu šildantis šilumos siurblys. Tai gauname naudingumą tiek žiemos metu, tiek vasaros metu, ypač jeigu skaičiuosime, kad šildymo sezonas yra 7 mėnesiai, o kondicionavimas yra gerokai trumpesnis. Tad kokią sistemą šioje įmonėje įrengė Eko2 šilumos specialistai ir kokie šios sistemos privalumai? Čia yra įdiegta sistema oras-oras, naudojami šilumos siurbliai aukščiausios klasės, kurie turi naudingumą iš 1 kW elektros gali pagaminti 5-6 kW šilumos, turinti savyje plazma filtrus, kurie grynina ir valo orą patalpose, kas yra darbuotojams labai aktualu gyventi ir dirbti tuose patalpose, kur yra grynas oras. Yra IC funkcija, tai yra 3D dimensijose matuojama visa patalpa ir matomas šiltos vietos, kur žmonės sėdi. Taip gali srautas būti paskirstomas neutraliausiai, kad žmonėmis būtų jaučiamas kuo mažiausiai.
Tai yra patogu ir gerai iš šalto gali iškart į karštą perjungti ir tau reikia šalto, tai tau šaldo, o tau reikia šilto, tai iškart šildo. Nu, tai pereit labai greit, nereikėjo nieko užkurti, nieko pakeisti ant tų vandenio pripilti ar dar kažko, tai mygtuką paspaudė ir jis iš karto, šiluma atėjo. Kaip pasikeitė darbo sąlygos po šios sistemos įvedimo? Iš tikrųjų labai ženkliai pasikeitė ir vasaros metu, kai taip karšta ir šilta ir dar ceche dirba mašinos liejimo, jos labai skleidžia didelę šilumą, tai tas kondicionierius mums tiesiog buvo kaip, gelbėjimo kažkoks tai ratas čia. Ir iškart ir tas oras atsirado, ir vėsuma, ir malonu dirbti, ir visi netgi susirinkimai persikėlė į mūsų šitą patalpą, nes ir patalpa pati ženkliai didesnė, ir vėdinimas, ir viskas, ir tikrai daug pagerėjo. Ko gero dabar galvojate, kad įmonė sugalvojusi įsidiegti tokią sistemą patyrė nemažai papildomų išlaidų, kad ir remontui. Tai, ką netrukus išgirsite, gerokai jūs nustebins. Šiuos įrenginius yra labai paprastai įdiegti. Nereikia jokių papildomų remontų kaštų turėti. Kaip matote, įrenginys baltų lovelių yra sujungiamas su laukiai esančiu išoriniu įrenginiu. Papildomų kaštų santechnikai ar kažkokiam kitom išlaidom nereikia turėti. Įrenginys montuojamas vienas viduje, kitas išorėje. Tad jeigu pribrendote permainoms ir norite gerai jaustis ir darbe, ir namuose, kreipkitės į Eko 2 šiluma specialistus. Įsibėgėjo konkursas Atnaujink savo langų stilių su Domus Lumina produkcija. Rytininėmis užuolaidomis, žaliuzėmis ir romanetėmis. Gauname daug jūsų butų ir langų nuotraukų su aprašymais, todėl labai prašome nepamiršti kartu užrašyti ir kontaktus. Iki gruodžio 14 dienos laukiame žiūrovų elektroninių laiškų adresu konkursai@domuslumina.lt. Aprašyme būtinai paaiškinkite, kodėl būtent jūs verti tų 500 litų prizo. Linkime sėkmės. Visos nuotraukos bus talpinamos Domus Lumina Facebook profilyje. Čia jau galite už jas balsuoti like principu. Laimėtojas taip ir bus išaiškintas, katras surinks daugiausia laikų, tam ir atiteks prizas. Kas prieš pat kalėdas laimėjo 500 litų vertės čekį, langams papuošti paskelbsime sekmadienio ryto laidoje gruodžio 21. Smulkiai aprašytas konkurso taisyklės rasite Domus Lumina interneto svetainėje adresu www.domuslumina.lt pasvirasis brūkšnelis naujienos ir be abejo Facebook paskyroje. Sėkmės! Pramogų ir poilsio centras Belmontas – puikiausia vieta pakviesti svečius. Užsukite į jaukų ir romantišką gamtos prieglobstį šalia Vilniaus centro. Primenu žiūrovam, kad šio ryto virtuvės viešnia yra televizijos, radio laidų vedėja, aksominis balsas, kuris skamba įvairiausiose filmuose. Aktorė buvo ir toks gyvenimo periodas, ar ne? Prancūzų kalbos mokytoja. Mama Daiva Tamošiūnaitė. Dar kartelį labas, Daiva. Labas. Kas ten keptuvėj? Troškinys, skanus, gal ne pats sveikiausias, nes vis dėlto su grūtinėle. Sveika, o kasgi čia blogo? Nereikia jaučiam. Iš tikrųjų labai retai naudoju ir labai retai gaminamės, su padažais kažkaip ir minėjau. Bet kažkaip norėsiu tokio truputėlį pagerinto sekmadieninio varianto. Kartais sau leidžiat nusidėti. Kartais. Su dukryte, ar ne? Aš dabar turiu daugybę klausimų, kurių nespėjau paklausti, tai kas penktą klausiu ir tu man atsakyk. Gerai, sutariam. Be radio tavo balsą šiandien galima dar kažkur išgirsti? Kartojamam televizijos filme, kokiam nors. Bet nieko naujo negarsini? Ne, dabar ne. Esi sakiusi, kad į darbą nori eiti ne dėl pinigų. Šiandien galima pasakyti apie tavo darbą, kad tu eini ne dėl pinigų? Ne, negalima. Man yra svarbus uždarbis, nes esu, kaip vienas suaugęs žmogus šeimoje, kuri turi galvoti, kaip mes gyvensim su Adele. Man tai yra svarbu, bet aš stengiuosi stengiuosi daryti tai, kas man teikia malonumą ir už ką man sumoka pinigus. O dabar nebe pagal klausimyną, o tai tu viena turi išlaikyti ir save, ir dukrą? Na, didžioji našta ant mano pečių. Ji nemaža, didelė mergaitė. Labai nemaža. Stiprybės tau, keliaujam toliau. Ar grįžtum į mokyklą dėstyti prancūzų kalbos? Mielai. Pasakyk bet ką prancūziškai.
Je sais pas qu'est-ce que je peux dire. Nous pouvons parler sur la vie, nous pouvons parler sur l'amour, nous pouvons parler des relations, nous pouvons parler des enfants. Enfin, nous parlons des enfants. Ar tu kažkur praktikuoji, nuolat kalbi? Aš turiu pažįstamų prancūzų, kurie gyvena Vilniuje ir karts nuo karto turiu galimybę pasišnekėti prancūziškai. Turtingi, nevedę ir protingi. Nu gerai, aš pajuokavau. Visi jie yra pasaulio keliautojai, man taip atrodo. Daiva, apie tavo asmeninį gyvenimą tikrai toli nosies nekišiu ir vis tik, ar tu dar turi tą didžiąją svajonę? Didžiąją svajonę? Tu didžiąją svajonę vadini norą turėti šeimą. Sielos draugą. Manau, kad visi vieniši ir vienišos nori turėti sielos draugą. Ir netgi galbūt, kurie ir gyvena šeimoje, nebūtinai jaučiasi suradę sielos draugą. Tai yra tokia labai nelengva užduotis gyvenime. Aš ne tai, kad noriu, aš tikiu, kad taip ir bus. Tu esi linkusi laukti, kol tai ateis pas tave, nusileis iš dangaus arba ateis ant techniko pavidalu, ar vis tik tu esi ta moteris, kurie imiesi iniciatyvos? Nastina, ką reiškia imtis iniciatyvos? Nežinau, ieškoti, vaikščioti, eiti kavinės, eiti kur nors. Tai žinai, aš galvoju, kad tu tiesiog gyveni gyvenimą taip, kaip gyveni vienišos, tarkime, motinos, vienišos moters gyvenimą, tu darai tai, kas tau yra gyvenime įdomu, tu užsiimi dalykais, kurie tau yra įdomus. Ir aš sakyčiau, kad pats teisingiausias kelias būtų, kad tas žmogus atsirastų, galbūt per tuos pomėgius netgi, su kuriuo tu galėtum svajoti, galvoti, kažką daryti kartu. Ir neišeina taip imti ir ieškoti. Aš bent jau to nesuprantu. Kiek yra žmonių, kuriuos tu pavadintum patys artimiausi ir brangiausi? Kasdien susiskambini. Na gerai, kas antrą dieną? Žinok, turiu pulkelį. Turiu pulkelį draugų ir kai kurie yra atsiradę vėlesniam, tarkime, gyvenimo etape, kai kurie yra iš seniai. Dar tebeinantis kažkur šalia manęs. Aš ko gero net nemokėčiau gyventi, jeigu draugų neturėčiau. Man neišeina vienai. Man norisi savaitgalių pietų, man norisi kažkokių išvykų. Kaip tik norėjau klausti, ar moki valgyti vieną? Vieną? Tiesiog skrandis primena, kad reikia pavalgyti, bet viena savo, kad gaminčiau, tai nelabai įsivaizduoju. Maloniau ne vienai valgyti. Tai jokios abejonės. Sakau, man tas šurmulynas yra reikalingas. Visiems, kas dabar žiūri BTV, mes linkime, kad jūsų pusryčiai, jūs būtumėt vieni ar su šeima, ar su draugų kompanija, būtų gardus. Imkite rašiklį ir rašykitės. Daivos receptas. Vištiena su brokoliais. Vištienos filė gabaliukus pabarstome mėgstamais prieskoniais, apvoliojame miltuose ir pakepiname alyvuogių aliejuje. Kai vištiena apskrus, į keptuvę sudedame šviežius smulkiai pjaustytus brokolius. Pakepame apie 5 minutes. Tada įpilame grietinėlės bei šiek tiek vandens. Troškiname dar 5-7 minutes. Gardus, greitai pagaminamas patiekalas, kuriam paruošti reiks vos 20 minučių. Skanus. Patiekalas šį rytą išties regis paprastas, bet atrodo labai gražiai. Vištos krūtinėlė visiems prieinama, brokolis labai sveika, grietinėlė šiek tiek savaitgalio malonumas, tad kviečiame mėginti. Kol turiu dar kelias minutės, keli klausimai Daivai. Ar padedi dukrai ruošti pamokas? Taip, kiekvieną mielą dieną. Ar yra tai buvę, kad tu už ją parašai? Ne. Niekada? Ne, netgi mokydama prancūzų kalbos, nes Adelė nuo 2 klasės mokosi prancūzų kalbos kaip pagrindinės. Ir patikėk, netgi dabar, tarkime, norėdama padėti, aš kartais turiu atsiversti žodyną, bet pati atsiverčiu ir priverčiu ją atsiversti. Manau, kad vaikas turi mokėti naudotis priemonėmis ruošdamas pamokas visokiamis, tai būnėtai internetas, tai būnėtai žodynas. Bet kad aš surašiu ir pasakyčiau veto žodis, tai galbūt tai buvo kokia beviltiška situacija, bet nebent. Kam palieki Adelę, kai nori eiti tiesiog pasiausti ir pabūti su suaugusiais? Draugiams. Draugiams? Taip, aš turiu porą draugių, su kurių vaikais Adelė augo, galima sakyti. Ir dažnai kokį vakarą mes susirinkusios, tarkime, gaminamės vakarienę, o vaikai užsiėmė kartu. Tai tos draugais dabar irgi šalia manęs ir jos mane išleidžia kartais. O tai dažniau renkėsi draugių ar draugų kompaniją? Aš pati? Draugai turbūt. Vyras gali būti draugas? Gali. Yra tai buvę?
Ir yra tai buvę, ir dabar turiu vyrų draugų. Ar įmanoma draugauti su buvusiais? Nemanau, bet esu mačius. Tai atrodė natūralu. Nežinau, tie žmonės sakė, kad yra draugai, aš patikėjau. Kiek buvo tau metų, kai tu pirmą kartą įsimylėjai? Aiškiai prisimeni tą jausmą. Gal 12, kaip dabar Adelė. Ar dėl savo dukters šiuo klausimu išgyveni? Taip. Meilė skauda, ar vis tik tai yra daugiau malonumo? Yra daug malonumo per daug skausmo. Kiek valandų miegi per parą? 6-7. Ar esi išėjusi iš namų štai taip, kol tavo dukra miega? Naktį? Ne. Niekada niekur? Ne. Niekada nesu palikusi vienos. Ar santykiuose su vyriškaja lytim tu esi iniciatorė, vis tik tai būtų draugystė ar išsiskirimas, ar tu esi pasyvioji ir lauki, kol kiti priims sprendimus? Nesu iniciatorė. Nori būti moteris? Na, noriu. Tai taip natūralu, moteriai norėti būti moterim. Tik kartais nesurandi tų vyrų, kad galėtum taip jaustis. Daiva, žiūrint tave, klausant tavęs, iš tikrųjų atrodo, kad laikas, yra tau visai nepavaldus. Kažkaip jis eina pro tave, va taip, pro šalį. Ar turi kažkokią tai paslaptį? Ką tu darai? Ne, čia tai, ką aš darau, tų dalykų paslaptimis nepavadinsi. Tiesiog tai, kas jau yra Lietuvoje ir tos kažkokios procedūros, kurios yra siūlomos moterims, kad jos būtų gražios, pasirinkti iš ko yra ir yra tokių, sakyčiau, labai neskausmingų ir labai natūralių būdų, tai stengiuosi tai ir turėti. Ir savo kartais leidai, ar ne? Savo kartais tai leidžiu. Jeigu kartais savo neleidžiu, kartais man pasiūlo pabandyti. Ir už natūralius visokius dalykus aš iš tikrųjų keliu rankas ir daug apie juos galėčiau papasakoti. Atrodo, kad būtumėm scenarijų parašę, nes dabar kaip tik mes norime tau padovanoti dovaną, jeigu tu nieko prieš. Taip, aš nieko prieš. Tai kai kas susijęs su grožiu. Mūsų draugai štai tą mažą dėžutę, kurioje yra tikrai vertingas daiktas, dovanoja tau, tai yra mūsų rėmėjai. Tai yra kosmetika su placenta. Beoti placentos kremas, jis atnaujina, regeneruoja odą. Ši priemonė padaro mūsų odą sveikesnė ir skaistesnė. Beoti placentos kremą dėl ypač lengvos konsistencijos galima naudoti ne tik veidui, bet ir apie akis. Nuolat besišypsančiai Daivai tikrai pravartu. Aš linkiu, kad visada būtum graži, tikrai ne tik išorė, bet ir vidumi, kaip ir yra, kaip buvo ir tikrai nebepasikeis, nes mes ko gero, nebesikeisime, ar ne? Mūdvi tai nesikeisim, tikrai. Ne, mes tai ne, mes taip susitarėm. Tad dar kartą ačiū, kad atėjai, ačiū tau už gerą nuotaiką, už geras emocijas ir už tai, kad tu tokia tikra. Visiems linkiu gero sekmadienio, kuris taip gražiai prasidėjo. Aš irgi linkiu. Einam paslapčią grietinėlę, valgysim, palauk, įrankius paimsiu. Einam. Aš dovaną pasitariu. Yra paprasti langai ir yra langai, kurie renkasi Domus Lumina produktus. Domus Lumina – protingi sprendimai stilingiems langams.